Apie ką čia kalba, ar ne apie Mesiją, nors panašu apie Jėzų, Danieliaus 7:13. Aš mačiau nakties regėjime dangaus debesimis, ateinantį tarsi žmogaus sūnų. Jis buvo privestas prie amžinojo. Jam buvo duota valdžia, šlovė ir karalystė, kad visų kalbų tautos ir giminės jam tarnautų. Jo valdžia amžina valdžia, kuri nesibaigs, jo karalystė nesunaikinama. Ištraukus iš konteksto štai eilutę, žmogaus sūnų, gal čia kažkoks ateina, gal čia gali būti Jėzus. Kad suprastumėme, apie ką čia kalba, paimkim ne vieną šitą eilutę ištrauktą, bet paimkim, apie ką čia kontekstas eina, apie ką čia eina kalba, koks čia amžinasis atsėda, koks čia dangaus debesim ateina tarsi sūnus, kokia čia valdžia suteikta. Tai va, kad suprastumėme, apie ką čia kalba, turim žinot kontekstą. O šitas vaizdinys apie tarsi žmogaus sūnų ateinantį debesimis prie aukščiausiojo yra didelio pranašiško Danieliaus sapno nedidelė dalis, fragmentas. Čia buvo visas sapnas, ir čia tik vienas aspektas šitą eilutę. Mes visą sapną pasinagrinėkim, ką Danielius sapnavo. Ir tada daug aiškiau matysis. Danieliaus 7 skyrius nuo 1 eilutės paskaitykim. Pirmaisiais Babilono karaliaus Belšacaro metais Danielius gulėdamas lovoj sapnavo sapną. Ir matė regėjimą. Tas sapnas buvo ne šiaip sau sapnas, jis buvo pranašiškas regėjimas. Neeilinis tas sapnas buvo. Ten bus apreiškimi tam tikri įvykiai. Taigi, pirmaisiais Babilono karalius Belšacaro metais Danielius gulėdamas lovoj sapnavo sapną ir matė regėjimą. Jis užrašė tą sapną. Ir dabar žiūrim, užrašytas tas sapnas. Koks jis buvo? Aš Danielius naktį mačiau regėjimą. 4 dangaus vėjai sujudino didžiąją jūrą. Kažkokia jūra judinama vėja, taip. Iš jūros išėjo 4 dideli žvėrys, kurie skyrėsi vienas nuo kito. Vienas po kito išlenda iš tos jūros judinamas vėjo žvėris. Pirmasis buvo lyg liūtas su erelio sparnais. Nesako liūtas, tai panašus į liūtą. Panašus į liūtą, reiškia, čia lyg žodelis, bet originaliai tai labai panašus į liūtą. Bet su erelio sparnais. Mačiau, kaip jos sparnus nuplėšė. Jį pakėlė nuo žemės ir pastatė ant kojų lyg žmogų ir jam buvo duota žmogaus širdis. Keistas žvėris, jį kažkas pastarė už pakarpos, pakėlė nuo žemės tą žvėrį, jis maskatuoja kojomis kaip tarakonas, jam nuplėšė sparnus ir pastatė ant žemės, jis stovi kaip žmogus, tas lyg liūtas. Toliau sako, antras žvėris, 5 eilutė, buvo panašus į lokį. Vienu šonu pasikėlęs jis laikė 3 šonkaulius nasruose tarp savo dantų. 3 šonkulius dantyse laiko ta meška, panašiai į lokį. Kelkis ir ėsk daug mėsos. Po to regėjau kitą žvėrį lyg leopardą, kuris turėjo 4 paukščio sparnus ant nugaros ir 4 galvas, ir jam buvo duota valdžia. Čia iš vis mutantas įdomus, ar ne? Panašus į leopardą, bet su 4 paukščio sparnais, kaip vabalas. Su 4 paukščio sparnais ir 4 galvas. Aišku, kad čia mitologinis žvėris, kad mes turim suprasti, kad čia jie kažką simbolizuoja, kad čia ne kažkokie zoologiniai žvėris tikri. Ir jam buvo duota valdžia. Žvėris dar valdžią turi. Po to, 7 eilutė sako, nakties regėjime mačiau 4 žvėrį. Baisų, siaubingą ir nepaprastai stiprų, kuris turėjo didelius geležinius dantis. Jis ėdė, triuškino, mindė kojomis, jis skiriasi nuo pirmųjų matytų žvėrių ir turėjo 10 ragų. Dar įdomus žvėris. Su geležiniais dantim žvėris išlenda, neaišku koks, jis slibina panašus, viską ėda, triuškina aplinkui, skiriasi nuo pirmųjų žvėrių ir turi 10 ragų, su 10 ragų tas žvėris. Toliau sako, aš stebėjau ragus. Ir štai kitas mažas ragas išaugo tarp jų, tarp 10 ragų išaugo dar vienas mažas ragas. Jis pasidarė augdamas savo vietas, 3 iš pirmųjų ragų buvo išrauti, išrauna 3 pirmuosius ragus. Rage buvo akis ir burna lyg žmogaus, kuris išdidžiai kalbėjo. Kalbantis ragas užaugo ant galvos su akim. Danielius sapnavo tokį sapną. Man bežiūrint, buvo pastatyti sostai ir atsisėdo amžinasis, kurio drabužiai buvo balti kaip sniegas ir galvos plaukai kaip gryna vilna. Jo sostas kaip ugnies liepsna, jo ratai kaip liepsnojanti ugnis. Ugnies srovė tryško iš jo akivaizdos, tūkstančių jam tarnavo. Miriadai stovėjo jo akivaizdai. Teismas atsisėdo ir knyga buvo atskleista. Aš mačiau, kad už didžius žodžius, kurias kalbėjo ragas, žvėris buvo užmuštas, o jo kūnas sunaikintas ir mestas į ugnį. 4 žvėrį Galabiją užmuša, nuteisė Dievas. Ar ne? Likusiems žvėrims buvo atimta valdžia, bet jiems buvo leista gyventi iki skirto laiko. Aš mačiau nakties regėjime, toliau, nakties regėjime mato, dangaus debesimis ateinantį tarsi žmogaus sūnų. Jis buvo privestas prie amžinojo.
Jam buvo duota valdžia, šlovė ir karalystė, kad visų kalbų tautos ir giminės jam tarnautų. Jo valdžia amžina valdžia, kuri nesibaigs, jo karalystė nesunaikinama. Va toks va buvo sapnas, Danielius užrašytas. Čia sapnas susibaigė. Danielius pabudęs labai sunerimo dėl šito sapno, nes nė velnio nesupranta, kad čia jis sapnavo. Jis supranta, kad pranašiškas čia pareiškimas Dievui, bet ką tai reiškia? Žiūrėkim toliau, 15 eilutė. Aš, Danielius, sunerimau savo dvasiai, savo kūno viduje ir mano regėjimas gazdino mane. Danielius įsigandęs, kas čia bus, čia kažkas čia labai svarbaus. Ir jisai nesupranta, ką reiškia. Ir štai koks įdomus dalykas. Toliau Danielius paklaus vieno iš angelų ir angelas duoda viso šito regėjimo išaiškinimą, ką tai reiškia. Taip, kad nei krikščionims, nei nekrikščionims šito regėjimo, šito sapno interpretuoti ir aiškinti nebereikia. Viskas bus išaiškinta pačiame tekste, 7 skyriui. Toliau bus išaiškinimas. Ir žiūrėkim toliau, skaitom nuo 16 eilutės iki 28. Čia bus toliau išaiškinimas. Priėjau prie vieno iš ten stovinčių ir paklausiu jo, ką iš tiesų visa tai reiškia. Jis atsakė ir išaiškino regėjimą. Atsakė ir išaiškino regėjimą. Viskas bus išaiškinta. Ir kas tie žvėris, ir kas tas privestas prie sosto, kuriam suteikta valdžia. Visas bus aiškinimas. Ir aiškino dabar, žiūrėkit, 17 eilutę. Šitie 4 dideli žvėris yra 4 karaliai, kurie iškils žemėje. 4 karaliai arba 4 valstybės arba 4 karalystės. Viskas aišku. Čia ne zoologiniai terminai, čia yra politiniai terminai, dvasiniai terminai. Kalba apie tam tikras karalystės, kurios čia susijusios bus su to pranašišku įvykiu. 4 dideli žvėris yra 4 karaliai, kurie iškils žemėje. Pažiūrėkim dar kartą tada. Jau suprantame, jau karaliai, tai tada mes lengvai galim šitą regėjimą ir išaiškinti. 4 eilutę žiūrėkim. Reiškia, pirmasis buvo lyg liūtas su erelio sparnais. Tai yra Babilono valstybės gerbas, tai yra valstybės simbolis liūtas su erelio sparnais. Tai yra Babilono karalystė. Kaip tik tai Danielius yra ištremtas į Babilono nelaisvę buvo su visais žydais 70 metų. Babilonas nukariavo Judėją, užėmė, o žydus ištrėmė į Babilono nelaisvę. 606 metais prieš mūsų erą buvo užimta Jeruzalė. 606 metais prieš mūsų erą, tai yra Babilono valstybė. Mačiau, kaip jos sparnus išplėšė, bet vėliau nusilps. Matysim jau Danielius čia kada sapnuoja, čia Babilonas bus užkariautas persų. Medijos Darijus Medas užkariavęs bus iš tą Babilonui. Sako, sparnai, mačiau, kaip jos pakėlė nuo žemės ir pastatė ant kojų lyg žmogų, jam buvo duota žmogaus širdis. Jeigu paskaitysim 4 Danieliaus skyrių, tai čia visiškai kalba apie Babilono karalių Nabukadnezarą. Pirma eilutė sako, karalius Nebukadnecaras sakė visų kalbų tautoms ir giminėms, kuris gyvena viso žemė, ramybė padaugėjo jiems, manau, kad reikia paskelbti ženklus ir stebuklus, kuris aukščiausias Dievas matė, jo ženklai didingi ir taip toliau. 4 eilutė. Aš Nebukadnecaras, gyvenau ramiai, laimingai savo rūmuose, aš sapnau sapną, kuris nugąsdino mane ir mintis be regėjimų, gulint lovai baugino mane. Tada jis sakė atvesti pas mane visus Babilono išminčius, kurie man tą sapną išaiškino. Žinoma, Babilono išminčiai negali to sapną išaiškinti ir žinoma, vienintelis Danielius, kaip visada, gali išaiškinti tą sapną. Skaitau nuo 19, Danielius vadinamas Belšacaru, kurį laikas toje apstulbės, jo mintis jaudino jį. Karalius tarė Belšacarai, sapnas jo aiškinimas tai nesukelia tau nerimo. Belšacaras atsakė, mano valdovė, sapnas nebūna tiems, kurie tavęs nekenčia, jo aiškinimas tavo priešams. Medis, kurie regėjai, kuris išaugo toks didelis stiprus ir jo viršūnė siekė dangų, buvo matosi su žemė, kurio lapai gražus, vaisių taip gausu, kad užteko visiems, kurie pavėsiai gyveno, užvėjo šakose padangių paukščių. Esi tu karaliau, tu išaugai, sustiprėjai, tavo didybė pasiekė dangų ir valdžia žemės pakraščius. 25 eilutė, viską neskaitom. Tave pašalinsi žmonių, su lauko žvėrimis tu gyvensi, tave maitins žolę, kaip jauti, 4 skyrius 25 eilutė. Tave pašalins žmonių, su lauko žvėrimis gyvensi. Taip, būsi kaip žvėris, išėjęs iš proto, dangaus valsa vilgis tave, tai 17 praeis, kol pažinsi, kad aukščiausias viešpatauja žmonių karalystė duoda jam, ką nori. Dabar žiūrėkim 29 eilutę. Visa tai nutiko karaliui Nabukadnecarui. Praėjus 12 mėnesių vaikščiodamas karaliaus rūmuose, Babilone karalius kalbėjo, ar tai nėra didysis Babilonas, kurį aš pastačiau savo didžią galę ir padariau jį karaliaus būstinę savo didybės garbį.
Karaliui dar tebekalbant ir pasigirdo balsas iš dangaus, tau karalių Nebukadnezarai, sakoma, karalystė ir valdžia iš tavęs atimta, žmonių tave pašalins, su lauko žvėrimis gyvensi, ėsi žolę kaip jautis, kol 7 laikai praeis, kol pažinsi, kad aukščiausias viešpats žmonių karalystė ir duoda ją, kam tik jis nori. Ta pačia valandą žodis įsipildė, Nebukadnezaras buvo pašalintas žmonių, įsėdė žolę kaip jautis, ir kūną dilgė rasa, jo plaukai užaugo kaip perelių plūksas ir nagai kaip paukščių. Paskirtam laikui praėjus, aš Nebukadnezaras pakėlė akis į dangų ir mano protas sugrįžo šlauna aukščiausią gyrių ir garbint tą, kuris amžinai gyveno, jo valdžia amžina, karalystė nesibaigė. Taigi Nebukadnezaras buvo išėjęs iš proto kaip gyvulys tapęs, reiškia čia simbolį, kad aš viską sukūriau, šitą Babiloną pastačiau, čia mano jėga, ir jam buvo paaiškinta, kad čia ne tu aukščiausias duoda karalystę, kam nori, tu tik tai esi mažas raiktelis tame. Ir jis praėjus 7 metams suprato, padarė atgailą, grįžo. Ir va, visai taip Danieliaus 7 skyriui, va tas liūtas Babilono karalius, Nebukadnezaras, jam buvo duota žmogaus širdis. Kaip žmogus tapo, nebepasikėlęs kaip koks ateistas. Toliau. Taigi Babilonas nuo 606 metų. Antras žvėris, 5 eilutė, sako, buvo panašus į lokį. Vienu šonu pasikėlęs, jis laikė 2 šonkulius nasruose, tarp savdantų jam sakė, kelkis, eis daug mėsos. 538 metais prieš mūsų erą Babilono valstybė užpuola Medo Persijos imperiją, užima ją ir žydai toj nelaisvė dabar jau tampa Medo Persijos piliečiais, vergais. Tai va, lokys. 3 šonkuliai nasruose, tai kad Medo Persija valdė 3 provincijas. Persija, Midija ir Asirija. Ės daug mėsos. Taip stipri buvo, daug žiauri imperija Persijos buvo. Toliau, sako, po to regėjau kitą žvėrį leopardą, kuris turėjo 4 paukščios sparnus ant nugaros ir 4 galvas, jam buvo duota valdžia. Medo Persija vėliau, 331 metais prieš mūsų erą, užpuola Graikiją. Aleksandras Didysis, Aleksandras Makedonietis, visiems girdėtas, taip, sutriuškina persus, žvėris lyg leopardas, leopardas yra greičiausias žinduolis, ko gero žemėje. Nes jis labai greitai. Per labai trumpą laiką, neturėdami nei automobilių, nei lėktuvų, nei tankų, pėsčiomis ir žirgais jie nukeliavo iki Tibeto, graikų kariuomenė. Labai greitai užkariavo. Pasižymėjo, kad jie labai sparčiai užkariavo greitus. Leopardas. Jis turėjo 4 paukščio sparnus. Sparnai, kaip sakiau, greičio simbolis, 4 sparnai dvigubą greičio simbolis. Labai greitai kariaudavo, reiškia šitas. Ir 4 galvas. Ką čia 4 galvas? Kada mirė tos imperijos įkūrėjas, imperatorius Aleksandras Makedonietis arba Aleksandras Didysis, jis neturėjo legalaus, jis turėjo sūnų, bet tokių nelegalių be įpėdinystės teisių išvergių, bet neturėjo legalaus sūnaus iš žmonos, kuris taptų jo įpėdiniu. Tik dukteris. Ir todėl po jo mirties karalystė buvo padalinta. Ja 4 karo vadai pasidalino tarp savęs. Diodochai, 4 diodochai, karo vadai graikai pasidalino tarp savęs. Taip, Ptolemėjas Dagas, Seleukas, Lisimachas ir Kasandras pasidalino. O čia istorinė atveju. Tai va 3 šitie dalykai. Gerai, Danielius, čia viskas aišku, čia suprantama, sako Danielius. Ir 19 eilutė sako, viskas tvarkoja, sako, tada aš norėjau sužinoti tiesą apie 4 žvėrį, kuris skiriasi nuo jų visų, nepaprastai baisus, geležiniais dantimis, variniais nagais, kuris ėdė, triuškino, kas liko, sumindė kojomis, ir apie 10 ragų ant galvos. Ir dar vieną, kuriam išaugus 3 ragai iškrito. Ragas turėjo akis bei burną kalbančią išdidžiai ir atrodė didesnis už kitus. Aš mačiau tą ragą kariaujant su šventaisiais ir juos nugalint. O laikai amžinasis savo sprendimo atidavė karalystę aukščiau šventėsim. Tai kas tas, sako, viskas tvarko, bet man tas 4 labai išgąsdino žvėris. Kas tai yra? 4 tai yra Roma. Roma ir vadinama geležinė imperija. Triuškina visus. Visi krito pradžia. 168 metais prieš Kristų. Jie užima tas teritorijas, kurias anksčiau valdė Babilonas, Medo Persija ir Graikija, ir įkūrė čia savo imperiją. Ir Romos imperija pasilaikė iki, bent jau vakarų Romos imperija pasilaikė iki 476 metų. Tuo tarpu Bizantijos imperija, rytų Romos suskilo į 2 dalis, pasilaikė ilgiau, iš viso 1000 metų rytų Romos imperija. Bet čia kalba apie vakarų Romos imperiją, geležinis žvėris, kuris visus triuškino. 10 ragų ant galvos. Geležinis žvėris su 10 ragų ant galvos. Kada Romos imperija pradeda pult barbarai, iš rytų ir iš šiaurės, barbarų gentis, Roma nebeatsilaiko, krinta vakarų Romos imperija. Barbarai nukariauja Romą, kaip žinot. Ir barbarai
Vakarų Romos imperijai sukūrė 10 karalysčių. 10 barbarų genčių sukūrė 10 karalysčių. Gentis tos buvo saksai, frankai, alemanai, burgundai, lombardai, svebai, vesgotai, osgotai, geruliai ir vandalai. Ir dabar daugelis valstybių, reiškia, tų genčių teritorijų, tarsi jie palikuonys tolimi tų genčių. Pavyzdžiui, saksai, tai yra britų protėviai, frankai, prancūzų protėviai, alemanai, vokiečių protėviai, yra burgundai, prancūzų protėviai, yra lombardai, italų protėviai, svevai, portugalų protėviai, vesgotai, ispanų protėviai. Bet 3 barbarų karalystės, osgotai, geruliai ir vandalai, nepaliko savo tų protėvių, tų karalysčių, nes 3 buvo išrautos. Vėliau pradeda formuotis dar viena karalystė, dabartinės Italijos Romos teritorijai, popiežiaus sritis. Popiežius paprašo tiek Bizantijos karaliaus pagalbos, imperatoriaus pagalbos, tiek vienos iš genčių Frankų karaliaus Chlodvigo pagalbos kariuomenės, kad galima būtų sutriuškinti Romą ir Romos apylinkės valdžiusias 3 barbarų gentis, kurios savo valstybės ten buvo sukūrę - osgotus, gerulius ir vandalus. Frankai pagalba, karingiai Frankai atsiunčia pagalbą popiežiui, popiežius juos sutriuškina ir toj vietoje įsikūrė popiežiaus sritis. Popiežiaus sritis, dar viena valstybė. Ragas, kuris 3 išstūmė. Dar buvo apkaltinti, kadangi tos 3 osgotų, gerulių ir vandalų karalystės ten oficialiai buvo priėmę arijonų tikėjimą, ta pati krikščionybė, tik be trejybės. Reiškia, popiežius trinitorius už trejybę, tai dar juos apkaltino erezija, vienu žodžiu, pilnai reikėjo sunaikinti, o pats tikslas pagrindinis užimta teritoriją ir valdyti Romos miestą. Ir 3 ragai buvo išrauti ir tas mažasis ragas tai yra popiežiaus sritis. Ragas turi akis bei burną. Akis tai yra gudrumo, išmanimo, numatymo simbolis. Iš tikrųjų, popiežija labai gerai numato įvykius, nebūtų tokia sukūrus, tokia religinė imperija galinga. Ir burna kalbančiai išdidžiai ir tapo didesnis už kitus. Romos katalikų bažnyčia, jeigu paimsim, nebuvo nė vienos tokios barbarų įkurtos iš 10 karalysčių, kuri būtų tokia didžia kaip popiežiaus sritis ir popiežiaus įtaka pasaulyje. Popiežiaus valstybės įtaka pasaulyje. Ir išdidžiai kalbančią burną, kuo tik jisai nesiskelbė. Viduramžiuose tituliuoja Dominus nostrum Deum Papa, viešpats Dievas popiežius. Mes žemė užimam paties viešpaties Dievo vietą. Dievo vietininkas Jėzus Kristus vikaras įpėdinis. Iš Naujojo Testamento ėmė tas, ką tik suriši žemės už danguje, reiškia, ką tik aš sakysiu viskas, ten dangus klausau popiežių. Ir todėl, viskas, šitą šventai paskirsim ten gaisrininkų globėjų. Ką suriši žemė, bus surišta ir danguje. Petro įpėdinis. Žodžiu, labai burną pikžodžiaujančią turėjo. Kol atėjo amžinasis savo sprendimą atidavė karalystę aukščiausios šventiesiems. Tas žvėris buvo sunaikintas. Tai reiškia, ateity tas žvėris, ta valdžia popiežiška, šitas žvėris skiriasi nuo kitų, nes tas ragas išaugęs ant jos su akimis ir burna, tai buvo jau teokratija. Tai nebuvo paprastos valstybės kaip Babilonas, ar Graikija, ar Persija, ar Roma pačioj savo pradžioj. Tai buvo teokratija. Tai kur vyriausias dvasininkas, religijos galva, kartu yra politinis valdovas tos popiežiaus srities. Ir dabar yra Vatikano valstybė. 44 hektarai, bet valstybė su savo vėliava, herbu, himnu, pašto ženklais, kalėjimu, žandarmerija ir taip toliau, ambasadomis, tik jos vadinasi nunciatūros. Pavyzdžiui, čia yra Vilniuje, nunciatūra. O čia yra ambasada vadinasi. Ir kiekvienoj katalikiškai šaly popiežiaus nuncijus visų ambasadorių korpusais pirmininkaujantis laikomas. Jis pirmininką, kada susirenka visų šalių ambasadoriai, pirmininkauja, popiežiaus nuncijus vadovauja. Katalikiškose šalyse. Senjoras, taip vadinamas ambasadorių. Tai va čia Roma ir ant jos išaugusi. Čia viskas kaip ir aišku, ar ne? Dabar tik tai klausimas, taigi kas tas 13 eilutė, aš mačiau nakties regėjimą, dangaus debesimis ateinantį tarsi žmogaus sūnų, jis buvo privestas prie amžino, jam buvo duota valdžia, šlovė karalystė, kad visų kalbų tautos ir giminės jam tarnautų, jo valdžia amžina valdžia, kur nesibaigs, jo karalystė nesunaikinama. Štai galim kaip ir aišku, ar ne? Šiausiai dabar va šitas aspektas to sapno. Kas tas panašus į žmogaus sūnų? Privestas prie aukščiausiojo ir jam suteikta valdžia, karalystė, kad visos tautos ir kalbos jam tarnautų. Kas tas yra? Dabar šitą klausimą esmė.
Kadangi šitie žvėrys, mes jūs aiškinom, jie simboliškai aiškinami netiesiogiai, kad mes sakytum, iš tikrųjų, Danielius gavo priešimą, kad egzistuoja su 4 galvom leopardai, paskui egzistuoja su geležiniais dantim ir variniais nagai žvėrys, su 10 ragų ir vienas išauga, 3 išlaužia. Tokie žvėrys. Ne apie šitą kalbą. Čia simboliai. Vadinas, ir šitas tarsi žmogaus sūnus yra simbolis, jis kažką simbolizuoja. Kaip jau sakėm, angelas paaiškina viską, ką kas reiškia, taip? Tai dabar pasižiūrėkim, žvėris yra karalystės, viena po kitos išeinančios iš jūros. Tai beje, apie jūrą ir vėją, kuris sujudina jūras, dar tai pasakysiu tą aspektą, nes prasideda, sako, aš Danielius naktį mačiau regėjimą, 4 dangaus vėjai sujudina didžiąją jūrą. Kas simbolizuoja jūrą? Izaijo 8.7 pasižiūrėkim. Pranašo Izaijo, 8 skyrius 7 eilutė. Viešpats atves prieš jūs daugybės galingų upių vandenis, brūkšnys Asirijos karalių ir visojo galybę. Jis įsiliešis savo vagos ir užtvindys visus laugus. Taigi jūra reiškia karalystės, valdžios, kariuomenės. Asirija ir su vandenim upės lyginant. Toliau, ką reiškia 4 dangaus vėjai? Karus, perturbacijas, visuomeniai, visokius judėjimus ir taip toliau. Berods Jeremija 4 skyrius, nuo 11 iki 13 eilutės. Tuomet bus pasakyta šiai tautai ir Jeruzalei. Karštas vėjas pučia nuo plikų aukštumų, iš dykumos mano tautos link, bet nevėtyti ir nevalyti jos. Smarkus vėjas iš ten ateina pas mane, dabar aš pats paskelbsiu jums nuosprendį. Kaip debesis jis pakyla, kaip audra jo kovos vežimai greitesnių žerlius, jo žirgai vargas mums Jeruzalė. Čia kalba Babilono karalių, kaip Babilonas puola Jeruzalę. Ir lyginamas su vėju. Matot, su karais įvairiausiu. Žiūrėkit, Jeremija 49 skyrių, 36-37 eilutės. Aš pasiūsiu ant Elamo 4 vėjus iš 4 pasaulio šalių ir juos įsklaidysiu visus pasaulio kraštus, taip kaip nebus tautos, kuri Elamas įsklaidytų nebūtų. Aš sukelsiu Elame baimę priešų, kurie siekia gyvybės ir atvesiu prieš juos nelaimę savo valstybę ir siūsiu paskui juos kardą ir sunaikinsiu juos. Kalba, kad priešų užpuls Elamą ir išsklaidys juos, bet tos priešus vadina iš 4 pasaulio šalių 4 vėjai. Matote, tai yra pranašiška kalba. Didžiąją jūrą, žmonių mases, kalbas, tautas, valstybės sujudina karai, perturbacijas ir per šitas visas masių judėjimą, perturbacijas atsiranda viena po kitos imperija, pradžioj suformuoja Babilonas, po to Medo-Persija, po to Graikija, po to Roma, po to barbarų valstybės 10, kuri po to popiežiaus sritis, kuri 3 barbarų valstybės sunaikina ir taip toliau. Kalbam apie tokius dalykus. Tai va, popiežiaus tas sritis, tas turėjo akis ir išdidžiai kalbančią burną. Ką jis darys? Paskaitykim Danielių 7 skyrių, 24-25 eilutę. 10 ragų reiškia 10 karalių kilusių iš jos. Va, tai paaiškina angelas, viskas. 10 karalių kils iš jos. Iš Romos kils dar 10 valstybių. Taip ir buvo istorija toks atvejis. Vėliau iškils dar vienas. Iškilo popiežiaus sritis dar viena, kuris skirsis nuo kitų. Tie buvo politinės valstybės, o čia teokratija, dvasininkas valdo, religijos galva valdo. Ir jis pašalins 3 karalius, taip ir buvo 3 karalystės, mini tokias karalystės, Osgotų, Gerulių ir Vandalų popiežius sunaikina su Frankų karaliaus pagalba. Taip, žiūrėkit, 25. Jis kalbės išdidžiai prieš aukščiausiai, jau išdidžiau nebegalima kalbėti, koks jisai čia didis vietininkas, dievo vietininkas, pats dievas žemė. Ir vargins aukščiausios šventuosius. Šventus žmonės, kurie norėjo pagal Bibliją, oi, kaip persiekė visą laiką, tam buvo inkvizicijos ir taip toliau. Viskas pildė. Toliau, sumanys pakeisti laikus ir įstatymą. Šventus laikus pakeitė. 4 Dievo įstatymas, šabato švęsk. Popiežius perkelia į sekmadienį. Švęsit sekmadienį. Va dabar jau bus šabatas sekmadienį. Perkelia. Ir laikus pakeitė, ir įstatymą vieną pakeitė. Kokį įstatymą? Nedirb drožinio statulos paveikslą ant. Jis dirb drožinio statulą labai gerai. Kanonų teisė labai gerai garbinti statulas, kaip tarpinis Dievo garbinimas, per kažką Dievo garbinti, per atvaizdus labai gerai. Pakeitė laikus ir įstatymą, žodžiu, viskas įsipildė. Tai čia viskas aiškus, tai žiūrim. Tai grįžtam dabar prie to 13 eilutės, aš mačiau nakties regėjimą, dangaus debesinis, ateinant tarsi žmogaus sūnus, buvo privestas prie amžino, jam, atkreipkite dėmesį, svarbiausias, jam buvo duota valdžia, šlovė ir karalystė, kad visų kalbų tautos ir giminės jam tarnautų. Jo valdžia, amžina valdžia, kuri nesibaigs ir jo karalystė nesunaikinama. Aspektas, aiškiai, iš ko pažinta sūnų, kad jam valdžia bus duota. Ir ką angelas sako, kamgi suteikta ta valdžia? Visa. Kažkokiam iš Galilėjos priedurniai? Ne. Angelas 3 kartus paaiškina, kam čia šita valdžia suteikta. Ir žinosim, kas tas sūnus. Panašus į žmogaus sūnų. 3 kartus šitam paaiškinimą paaiškina.
Pirmas paaiškinimas 17-18 eilutę skaitam. Tačiau aukščiausiojo šventieji gaus karalystę ir valdys tą karalystę amžinai ir per amžių amžių. Taigi pirmas paaiškinimas. Kas tas, kuriam suteikta valdžia, visa privestas prie aukščiausiojo valdžia, amžina, kuri nesibaigs niekada, aukščia. Ne vienas pridurkas iš Galilėjos pasakyta vienaskai, bet aukščiausiojo šventieji, kolegialiai. Grupė, didelė grupė kažkokių šventų žmonių. Aukščiausi šventieji gaus karalystę ir valdys tą karalystę amžinai. Šventas, tai čia nereikia suprasti katalikiškai, kad jau šventas, tai nesusikeikia ir nesuspjauna po komunizmą. Šventasis tai yra, reiškia, atskirtas, atribotas. Dievas atskyrė kažkokiam tai funkcijam, darbui kažkokiam savo tarnauti. Kažkokia tai grupė žmonių atskirti, kurie gaus. Ne vien, čia kolektyvinis. Tai bet Jėzui netinka. Aukščiausiojo šventieji gaus karalystę. Pirmas paaiškinimas. Angelas dar kartą pakartoja, kasgi gaus tam amžiną valdžią iš Dievo. Danieliaus 7 skyriaus 22 eilutė. Aš mačiau tą ragą kariaujantis šventaisius ir juos nugalint, kol atėjo amžinasis ir savo sprendimu atidavė karalystę aukščiausio šventiesiems. Ten matom, regėjime sapne buvo atidavę tam tarsi žmogaus sūnus karalystę ir valdžią, kurie tęsia amžiams. Angelo išaiškinime sako, atiduoda šventiesiems. Va tas sūnus tai yra aukščiausio šventųjų simbolis. Kaip ir žvėris yra valstybių karalysčių simbolis, taip tas tarsi žmogaus sūnus yra tų aukščiausio šventųjų simbolis. Pats angelas išaiškina. Krikščionim nebereikia nieko aiškinti. Viskas išaiškina, aukščiausia šventieji. Ne Jėzus, sako angelas, ne. Aukščiausia šventieji daugys. Ir trečią kartą dar angelas išaiškina, jeigu labai užsispyrė bus krikščionis, čia turi būti Jėzus ir viskas. 7 skyrius 27 eilutė. Jis, tas mažasis ragas, kalbės išdidžiai prieš aukščiausiai, vargins aukščiausiai šventuosius, su manis pakeis laikus ir įstatymą, ta popiežiška valdžia, ne? Ji bus atiduota į rankas vienam laikui, 2 laikams ir pusį laiko, pasakysiu, ką reiškia laikas, laikai ir pusę laiko dar paaiškinsiu. Po to teismas atims iš jo valdžią, jo karalystę sužlugdys, jo sunaikins, čia apie popiežiaus valdžią kalba, o karalystė, valdžia ir viso pasaulio karalysčių didybė bus atiduota aukščiausiojo šventųjų tautai. Jo karalystė bus amžina ir visos valdžios jam tarnaus, jo klausys. Tautai aukščiausiojo šventųjų, dvasiniam Izraeliui. Dvasinis Izraelis yra ta Dievo aukščiausiojo šventųjų tauta. Krikščionių bandymas paaiškinti kažkaip pritemti, kažkaip tai žviegiančiai prie Jėzaus. Jis prieštarauja pačiam šventam rašte duotam to sapno pranašiško išaiškinimui. Va, kaip yra krikščionybė kokio situacijų. Iš konteksto eilutė išsitraukia Jėzus, sako. Ne, pažiūrint, paskaitytų jie toliau. Va, 3 kartus angelas paaiškina, kas tas, kuriam čia bus visa valdžia ir galybė atiduota. Pasakyta, aukščiausia šventieji, antrą kartą aukščiausia šventieji, trečią kartą konkretizuoja aukščiausia šventųjų tauta. Viskas. Kaip sakoma, atsakymas duotas. Ne Jėzus. Krikščionys, nekiškit Jėzaus čia. Netelpa. Angelas išaiškino Danieliui šitas išaiškinimas užrašytas Dievo žodyje yra. 3 kartus. Viskas. Ne Jėzus. Jėzus nėra niekur. Visam šitą rašę. Niekur. Nebuvo, nėra ir aišku nebebus. Nes jis nei Mesijas, nei pranašas, nei Dievas. Niekas. Sukčius iš Galilėjos. Sakiau, paaiškinsiu, ką reiškia, kad bus šventieji persekiojami rago, turinčio akis ir burną, popiežiškos valdžios, į rankas vienam laikui, 2 laikams ir pusį laiko. Jeigu paimsim 3,5 metų, dienom 1260 dienų gaunasi, dieną laikyk už metus, taip yra principas, dieną laikyk už metus, 1260 metų. Ir kada popiežius įgauna valdžią, politinė savo srities, 536 metais, iki pat kol jis praranda valdžią, Napoleono laikais jis praranda valdžią, kada Napoleonas atsiunčia savo kariuomenę į popiežiaus sritį, vadovavimo generolą Berthier ir popiežiaus sritis sunaikinama, popiežius patenka į nelaisvę ir miršta Pijus VI, lygiai 1260 metų praėjo. Po to popiežius nebeturi valdžios ilgą laiką.
Vėliau antrojo pasaulinio karo metais iš Musolinio gauna 44 hektarus valdžią, bet tai jau nebe tokia didelė valstybė, kokią turėjusi, tos nebeturi tokios galios. Ta valdžia faktiškai atimta iki tol, kai jis turėjo valstybę, savo šalys buvo ne tik tai, kad vyriausias dvasininkas, bet ir monarchas, karalius, absoliutinė monarchija buvo toj šaly. Jie nedaug dievė, koks nors paskaitė žmogus šventą raštą, kad čia netaip yra persiekęs, inkvizicija popiežius veikia iki 19 amžiaus. Žodžiu, Danielius taip išpasakoja, atrodo, kaip čia žinant įvykius aprašytas tas dalykas. Tai va įdomu. Dar vienas momentas. Danielius knygui dar viena vieta yra, kurgi krikščionys griebė, ten Jėzus irgi mato. Sako, Jėzus yra, 7.13 Danielius, Aš manau, sako, kad nėra Jėzus, Senam testamente prašau Jėzus, ignoruodami, kad angelas išaiškino, kad čia ne Jėzus. Taigi jų aiškinimas prieštarauja šventam raštui. O aiškinimas niekada negali prieštarauti kitom rašto vietom. Tuo labiau Biblija pati save išaiškina gerai. Bet jie turi dar vieną eilutę, sako, Dievo sūnus yra, prašau, žiūrėkit, paprasčiausiai. Ir jie rodo į Danieliaus 3 skyrių. Ten 3 jaunuolius, Šedrachą, Mešachą ir Abednego, Nebukadnezaras supykęs už ištikimybę Dievo įsakymą įmetė į degančią krosnį, kad juos iškeptų iš piktumo, sudeginti juos. Paskaitykim, visą neskaitykim, nuo 16 eilutės paskaitykim. Šedrachas, Mešachas ir Abednegas, čia Danieliaus prieteliai, atsakė, mums nėra reikalo atsakyti klausimą, jeigu tai padarysi, tai mūsų Dievas, kuriam tarnaujame, gali išgelbėti mūsų iš liepsnojančios krosnės. Karalius pagrasina, neklausysit man, stabą negarbinsit, viskas. Sako, įmesiu į krosnę ir sako, Dievas gali išgelbėti, mes nebijom. Jis išgelbės mūsų tavo rankos. O jei ne, tai tebūnė tau žinoma, karaliu, kad mes tavo dievams netarnausim ir auksinės statulos, kurią pastatydami, negarbinsime. Atsisako stabą pagarbinti. Nebukadnezaras be galo supyka, kur tu matyta stabą negarbinti. Ir jo veido išraiška pasikeitė. Jis įsakė pakūrenti krosnį 7 kartus karščiau kaip įprasta. Patiems stipriausiams savo kariuomenės vyrams liepė surišti Šedrachą, Mešachą ir Abednegą ir juos įmesti liepsnojančią krosnį. Tai jau tie vyrai su visa apranga, su apsiaustais kelnėmis, kepurėmis bei kitais drabužiais buvo surišti ir įmesti liepsnojančią krosnį. Kadangi karaliaus griežtų įsakymų krosnis buvo nepaprastai pakūrenta, vyrus, kurie įmetė Šedrachą, Mešachą ir Abednegą, užmušė ugnies liepsna. Tie, kurie prie krašto net prieė, buvo nudeginti, mirė nuo liepsnų net. Tai kas turėjo iš tų lyg, kurie įmesti į krosnį. Taip Šedrachą, Mešachą ir Abednegą. Karalius Nebukadnezaras nustebęs skubiai atsikėlė ir klausė patarėjo, ar ne 3 vyrus įmetėm surištus į krosnį? Jie atsakė karaliui, tikrai taip karaliau. Jis tarė, aš matau 4 laisvus vyrus, vaikščiančius ugny. Jiems ugnis nekenkia, o 4 atrodo kaip Dievo sūnus. Sako, kaip šionis patenkinį trina rankę, sako, matot, stebuklas vyko Jėzus, atėjo Dievo sūnus, atėjo ir išgelbėjo ir čia, kaip žinot, nesudegė tie 3 jaunuoliai. Jėzus, prašau. Įrodymas. Antrą kartą mini Jėzus, sako Danielius. Nežinant Biblijos, ištraukta iš konteksto šitą vietą, iš ką gali kaip ir... Bet jie paskaitytų šiek tiek toliau nuo šitos vietos iki 28 eilutės. Ir ten pamatytų, kasgi tas yra panašus į Dievo sūnų. Skaitom. Nebukadnezaras priėjęs prie degančios krosnės angos tarė, Šedrachą, Mešachą ir Abednegai, aukščiausio Dievo tarnai, išeikite. Šedrachas, Mešachas ir Abednegas išėjo iš krosnės. Susirinkę kunigaikščiai, valdovai, valdytojai ir karaliaus patarėjai matė, kad ugnis neturėjo galios jų kūnams. Jų galvos plaukai nebuvo apsvilę, nei apsiaustę apdegę, nei dūmų kvapo nesijutė. Karalius, dabar dėmesio į 28 eilutę akcentas, lėtai skaitom. Karalius Nebukadnezaras tarė, palaimintas Šedracho, Mešacho ir Abednego Dievas, kuris atsiuntė angelą ir išgelbė savo tarnus pasitikėjusius juo. Jie sulaužė karaliaus įsakymą, atidavė savo kūnus, kad netarnautų, negarbintų kito dievo, išskyrus savo dievą. Atsiuntė ką? Ta panaštis? Angelą ir išgelbė. Čia matė angelą. Tai aiškiai atsako šiandien. Kaip jie daro iš konteksto, ištraukia eilutę ir... Visa krikščionybė ant neišmanimo laikosi, ant nežinojimo arba klastojimų vertimų. Apie Jėzų nėra nieko, absoliučiai. Angelas tai buvo. O angelai juk Biblijai vadinami Dievo sūnumis, tituluojami. Taip. Pažiūrėkim Jobo knygą. Kaip angelai tituluojami Dievo sūnumis. Jobo knyga, 1 skyrius, 6 eilutė. Vieną dieną
Dievo sūnus susirinko pas viešpatį, atėjo ir šėtonas. Angelai ateina pas Dievą, 1 skyrius 6 eilutė, jos vadina Dievo sūnumis, su jais ateina ir šėtonas. Jobo 2 skyrius, 2 skyrius 1 eilutė vėl skaitom. Vieną dieną Dievo sūnus vėl susirinko viešpatės akivaizdoj. Šėtonas atėjo su jais ir stojo prieš Dievą. Matot, angelai vadinami Dievo sūnumis. Jobo 38 skyrius, nuo 4 eilutės iki 7. Kur buvai, kai dėjau žemės pamatus, klausė Jobo. Atsakyk, jei supranti, ar žinai, kas nustatė jos dydį, kas ją išmatavo. Ant ko pritvirtino jos pamatas, arba kas padėjo jos kapinį akmenį. Kai kartu giedojo ryto žvaigždės ir šaukė iš džiaugsmo visi Dievo sūnus. Kas kuriant stebėjo Dievą? Angelai, taip. Kuriant žemę, dedant visus pagrindus žemį, sako, giedojo ryto žvaigždės ir šaukė iš džiaugsmo visi Dievo sūnus. Dievo sūnus angelai. Ir pamatė panašų į Dievo sūnų angelą, bet nepaaiškinam, mačiau angelą. Nėra jokio Jėzaus. Nėra. Naujas testamentas išvis prieštarauja viskam. Viskam, kas parašyta Torai ir Tanachė. Kiekvienam žingsnį, kiekvienam momente. Prieštaravimas ant prieštaravimo.